Sveiki, sveiki. Taigi, keliaujame paslaptimis toliau. Darbo dienos. Darbo dienos, jos atrodo tokios visada įtemptos ir visa kita. Tai rytas, valanda anksčiau ir aišku, pradedame rytą nuo paprastos praktikos - juoktis prieš veidrodį. Ar žinote, kad garsus aktorius Styvas Martinas kiekvieną rytą prieš veidrodį atsistojęs juokiasi iki 30 minučių? Taip, nuo 15 iki 30 minučių. Tam, kad palaikytų savo energetinį pakilimą, kad jam viduje sukiltų džiaugsmo energija. Ir tada jisai tik tada jis pradeda savo likusius ritualus, tai yra dušas ir dantų valymas ir visa kita, bet pirmiausia, jisai juokiasi. Ir ar kada pabandėte? Aš bandžiau kokį mėnesį šitą praktiką, labai įdomiai. Ateini prie veidrodžių, pirmas dienas visa susirūkus, ką tik iš lovos išlipus, tokia visa. Ir pradėti juoktis yra labai sudėtinga, bet žinokit, 20 dieną tai buvo labai faina, nes atsikeli, atsimerki, dar net neatsimerkus, žinai, kad jau eisi juoktis. Ir tikrai tai labai labai padeda. Tai labai padeda palaikyti pozityvą visos dienos laikotarpyje. Tai tiesiog padeda išlaikyti gyvybinę energiją. Ar žinote, kad vaikai iki 4 metų amžiaus juokiasi 500 kartų per dieną? Jie tai nukrito ir vėl ir va šitaip. O suaugęs žmogus, kaip galvojat, kiek galėtų juoktis suaugęs žmogus? Na, minutę nutylu ir mintyse pasakykit skaičių. Ir tai yra tik 15 kartų. Įsivaizduojate, suaugęs žmogus juokiasi tik 15 kartų per dieną. Jis neturi laiko pajuokavimam, jis neturi laiko juoko, yra juoko stovyklos, yra juoko praktikos ir per moterų stovyklas darome juoko praktikas, tai yra labai didelis iššūkis išsijuokti 20 minučių ir tai tikrai labai didelis iššūkis, tai žinokite, tai labai didelė ir galinga praktika. Eidami, jeigu turite didelę įtampą dienos laike, reikia spręsti kažkokį klausimą, patarimas, išeikite į lauką ir praseikite, bet eidami skaičiuokite 1, 2, 3, 4, 5, 6 žingsniai ir stipriai įkvepiate ir toliau einat laikydami 1, 2, 3, 4, 5, 6, išleidžiate. Ir išleidot vėl 1, 2, 3, 4, 5, 6. Įkvėpėte ir vėl tą patį. Šitą praktiką pakartojus 5 kartus, kai yra didžiulė įtampa, didžiulis stresas, jūs pamatysit, kokį jinai poveikį turi. Kai mano gyvenime ėjo labai didžiulis stresas, jeigu ne šitą praktiką, aš būčiau išprotėjus. Tiesiog patikėkite, pabandykite, kai turite didžiulę įtampą, nesvarbu dėl ko, dėl finansų, nesvarbu visiškai dėl ko. Tiesiog, kad pabandykite, pamatysite, ant kiek tai veikia. Ir dar trečias, kas tikrai dienos metu, kiekvieną darbo dieną, ką galima tikrai panaudoti savo gyvenime, pasakoju apie paprastus dalykus, kuriuos jūs galite panaudoti savo gyvenime. Tai yra mokinkitės būti ramus. Tai reiškia 10 minučių. Pradėkite tai nuo 1, nes bus labai sudėtinga. Ramiai atsisėskite ir nieko nedarykite. Nuvalykite stalą, kad jis būtų visiškai švarus. Pasidėkite rankas ir va šitaip 10 minučių tiesiog leiskite vaikščioti mintims. Labai bus nejauku. Labai bus mintis vaikščios, klaidžios, jos reikalaus, jos pyks. Jūs pamatysite savo protą, o tai yra jau labai daug. Ir kai jūs išmoksite būti ramus, tokie ramiai sėdėti ir leisti joms vaikščioti. Aš dar kartais pasiimu lapuką ir tiesiog atsisėdus rašausi.
tai, kas ateina, tai, ką girdžiu, kokios mintis, kokie žodžiai eina. Ir tai labai labai padeda suprasti, kur mane veda mano protas. Jis ves ir skalbinių link, ves ir namų, ir maisto, ir nuovargio, labai klaidins jūs. Neleiskite to daryti. Jūs juk esat savo gyvenimo kūrėjai. Taigi, tai dar viena paslaptis, kaip praeiti paprastas darbo dienas. Apkabinu visus, linkėdama sveikatos, gėrio, gausos, visko, ko jūsų gyvenimuose labiausiai norisi. Ir būkite palaiminti. Su jumis Eligė ir skaičių magija. Iki kitų susimatymų.